Vyriausybė griežtina karantino sąlygas. Sergančiųjų skaičius vis didėja. Atsižvelgdama į nepalankę koronaviruso epidemiologinę situaciją, vyriausybė nutarė įvesti griežtesnės karantino sąlygas. Pritarta pasiūlymui sumažinti besibūriuojančių žmonių skaičių nuo 5 iki 2 asmenų viešose vietose, prekybos ir paslaugų teikimo vietose. Taip pat visose parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos bei paslaugų teikimo vietose rekomenduojama nenaudoti trumpalaikių pardavimų skatinimo priemonių, didinančių pirkėjų ir lankytojų srautus. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per praėjusią parą, gruodžio 2, nustatyta 2450 naujų ligos atvejų. Bendras užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičius jau viršyje 67 tūkstančius. Vakar ištirta 12 406 ėminiai dėl koronaviruso. Per visą karantino laikotarpį mūsų šalyje pasveiko 26 836 asmenys, mirė 564. 289 žmonės užsikrėtę COVID-19 mirė dėl kitų priežasčių. Per praėjusią parą koronavirusas nusinešė dar 17 gyvybių. Pagal sergamumo šio virusų lygį Lietuva Europoje dabar užima 3 vietą. Visagine COVID-19 serga 149 asmenys, 139 suaugusieji ir 10 vaikų. 11 žmonių gydomi ligoninėje. Daugiausiai sergančiųjų 35 Ignalinos atominėje elektrinėje. Artėja nepaprastų metų pabaiga. Kokiomis nuotaikomis gyvena Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras? Ar bus išgirstas įstaigos direktorės Violetos Dilienės prašymas medikams leiskite gydyti? Tik atnaujinome odontologijos gydytojų darbo vietas, kabinetus, laukiamąją salę, koridorių, kad mūsų pacientam būtų ir jauku, ir gražu, ir atitiktų higienos normas. Tas remontas ekstremalios situacijos metu, karantino metu ir įstaigai dirbant tikrai visiems gadino nervus, dėl ko labai dėkoju mūsų pacientam, kurie suprato, darbuotojams, kurie prakentėjo tą triukšmą ir drelių urzgimą, bet turim rezultatą. Turim naujas, gražias kėdes, 3-4 kėdes naujas, 2 irgi nesenai pirktas, įranga labai gera, pati naujausia, medžiagos labai geros, gydytojai visi darbe, registracija elektroniniu būdu, skambinant į registratūrą, jinai laisva. Vietų yra, registruotis galima, nors ir šiandien jau po poros dienų pakliūsite pas gydytoją. Gruodžio mėnesį vietų laisva, pas 3 gydytojus. Taip kad kviečiu gydytis. Dirba odontologė. Odontologė kviečia taip pat procedūrom, bet kadangi karantino sąlygos šiek tiek panašios į tikrą karantiną, bet mes dirbam, teikiam visas paslaugas, bet karantinas mums diktuoja tai, kad nebūtų jokių susibūrimų žmonių, kad visi ateitų griežtai paskirtų laiku, kelias minutės prieš tai. Mes reguliuojam įėjimą prie durų, yra telefonspinė, kur registratorė klausia, pas ką užsiregistravęs. Ir manau, kad mūsų gyventojai jau įprato, nesipiktina, labai gražiai į tai reaguoja. Nepalygint, kai buvo pirmo karantino metu, kada mes visi buvom pasimetę ir buvom šokę. Sakyčiau, darbas vyksta normaliai, neblogai, mūsų pacientai tikrai nėra skriaudžiami. Kas link darbuotojų, odontologų, tai naudojuosi progą ir labai noriu juos pagirti, kad tokio kolektyvo tikriausiai jau senai nematė aplink niekas. Kada buvo situacija įtempta, odontologai buvo priešakinėse linijose, ėjo imti tepinėlius, įvedinėjo į sistemą, kiti dirbo, teikė būtinąją pagalbą. Dabar, kada grįžtam prie normalaus planinio darbo, vėl prireikia mobilaus punkto ir vėl naudojam odontologus.
reikėjo eglutę parengti. Prašom, mūsų būriui vadovaujant, mūsų odontologų padėjęs Dima padarė eglutę. Ir manau, visai gražią. Tai pirmoji eglutė mūsų įstaigos ir tikriausiai pirma vieta tarp gydymo įstaigų. Aišku, noriu pasigirti. Tai va, šitos metus baigiam gražiai. Šita komanda mūsų yra puikiai, taip kad kviečiu gydytis. Kokios problemos labiausiai slegia mūsų medikus? Šiuo metu problemos tokios kaip ir kasdien, tik tai jeigu galima, tai norėčiau pasakyti, kad labai slegia popierinis darbas. Kada gydytojų, slaugytojų darbas yra gydyti, o mes dabar skęstam popieriuose. Aš suprantu ir kitas tarnybas. Suprantu tuos visus parėdimus, tas tvarkas, tą visą statistiką, bet tas kasdienis gydytojo darbas, kada gauna šūsnį popierių ir reikia rašyti nedarbingumo lapelius asmenims, aiškinantis, ar jie nuotolinėme darbe, ar jie nekomandiruotėje, ar jie turi galimybės dirbti, ar jiems reikalingas nedarbingumo lapelis, ar gauta pažyma iš visuomenės sveikatos centro, ar paskelbtas infekcijų režimas, kokiam darželį, kurioj klasiai, ar reikia tėvams nedarbingumo lapelio, gal seneliam, smulkiai surašyti viską į ambulatorinę kortelę, kada, koks įsakymas, nuo kada, kuriam darželį, kuriai mokyklai, tuo labiau, kad mes viską rašom prokurorui. Visada kontroliuojantį įstaigą žiūri įrašus. Įrašai turi būti tvarkingi, nes nedarbingumo pažymėjimai duodami griežtai pagal reikalavimus. Ir va šitas griežtai pagal reikalavimus, kada turi dirbti grinai ne mediko darbą, tu dirbi tokį statistinį, popierinį, kas, kur, su kuo, kaip, kada, numeriukas, tai toli nuo gydymo. Ir aš suprantu, nepopuliariai aš sakau, bet man labai gaila tų pacientų, kurie negali gauti tiesioginės priežiūros, kuri reikalinga. Pavyzdžiui, onkologinės programos, tos prevencinės, man labai širdis skauda dėl jų. Onkologija. Taigi juk specialiai yra nemokama, kas 2, kas 3 metai, yra amžiaus grupės, mes turim juos kviesti dirbti su tai žmonėm. Fiziškai nėra laiko, žmonės jau bijo ateiti į įstaigą, bijo kontaktų, jie visi įgazdinti, nors mes skiriam tas valandas, skiriam atėjimus, paskiriam, bet tas visuotinis ta baimė, kad, aš suprantama ta baimė, bet o kur onkologija? Juk reikia ir tyrimus padaryti, ir nusiųsti rentgenogramai, reikia žarnyną tikrinti, kiek žarnyno onkologijos neištirtos. Ir mūsų įstaigos ir kitų rodikliai gana prasti žiūriu. Ir tikėjomės, kad pasibaigus pirmam karantinui mes suaktyvinsim darbą. Ir visos apylinkės, visi gydytojai, slaugytojas, atnaujinom sąrašus, pradėjom žiūrėti, pradėjom kviesti žmonės. Ir vėl ribojimai, ir vėl ta baimė. Tai aš manau, kad kažkaip reiktų pergalvoti tą darbą. Labai man neramu dėl cukrinio diabeto pacientų. Jie yra labai jautrus, labai švelnus, nes ta liga yra labai daugiapusė. Jis paliečia ir kraujagyslės, ir nervinį audinį. Pas juos galimos įvairios komplikacijos, o apčiuopiamiausia, pavyzdžiui, kojų priežiūra, kojų pėdų. Mes veiki to nesuprantam, bet pas juos sutrikęs jutimas odos, jie nejaučia, kada sušala, kada nutrina, kada įsiduria, nejaučia, kada infekcija paūmėja, čia gali tik pamatyti apžiūrėdamas. Ir vėl, jie vengia ateiti, jie bijo kontakto, teisingai, jie bijo, bet jie turi būti reguliariai matomi, ypač apžiūrimos kojos, čia yra tokia, žinot, kaip 2x2 taisyklė. Ir kraujo tyrimas, ir glikolizuotas hemoglobinas turi būti daromas. Pastovi priežiūra, bet aš čia tik vieną grupę imu, o yra ir daugiau, kurie turi skundų, kuriem negera, kuriuos reiktų ištyrimui pasiūsti.
ir labai apsunkina va šitą visą sistemą ir tie popieriai, kad tik teisingai surašytum, nesgi baus. Jeigu kortelę neparašysi, kada koks pranešimas, reiškia, tu nepagristai išdavėjai. Jeigu tu kažką tai, ką baus, kas kaltas? Aišku, gydytojas baus, jis neparašė. Ne tai, kad nepadarė, tiesiog neparašyta, reiškia nepagristai išduota. Aš suprantu ir kitas tarnybas, bet supraskite ir medikus. Va šituose popieriuose galbūt juos tikslinga būtų paskirstyti, galbūt sušvelninti reikalavimus. Matyt, galima rasti sprendimą, tik tai reikėtų norėti. Aš manyčiau, kad medikam pacientas turi būti pirmoji vietoj. Pacientas, sergantis, o ne popierių lavina. Popieriams yra kitos struktūros, galų gale papildomą galima sukurti, bet medikam leiskit gydyti.